Labas rytas. Graždienelą nusimado pas mus mokykloje. Saula šviečia, žolė dar rasot, bet jau džiust. Ievutė čilint prie garažo atsisėds, bet kad ir kaip noris pasidėti ir pačilint, reikia darbuotis. Žodžiu, praeitoj serijai mes čia matavom, nusimatavom ir nusigrybavom, bet dabar tie keli milimetrai gal nėra tiek svarbu, ant kiek mums yra svarbu užsimūryti šitas skyles. Tokios va tas skylės vėdinimo į grindų, bet mes kadangi betonuosim, tai mums jų nebereiks. Ir galvoju, kaip čia nas užmūryti. Pavyzdžiui, va šitam kambarį čia virtuviai, kur jau buvo iki pusės pabetonuoti, jau buvo užtaisyti. Irgi tik pusplytę įkišt, man atrodo, ir ten užtrombuot daugiau. Nesimato jokio betono čia šono, nieka. Tai nežinau, taip tik tai užkišti plytę, nežinau, ar čia labai geri idėjai. Atrodo, kad reiktų biškį užsimūryti. Mūrys kol kas gyvenim dar nes bus pirms karts, bet gal ir gerai pradėti tik tai nuo tokios skylutės, o ne nuo normalaus sienų mūrymo. Bet žodžiu, čia situacija to, kad čia va tein dvi plytos išilgai, kiaurė tą pamatą. Ir plemba, šitos plytos, tai tos priekinės tokios nutrupėjusios ir kaip anas būtų graži ir pakeist. Bet čia dar akmens va vieno trūkst, reiktų įmūryti, bet baisu man šitas priekinis judint, kad aš čia ko nors nesudirbčiau visai. Kitur visai gražiai, o čia tokios gan sielos, nors ta patinė palūžus, bet šiaip gan sveikai viskas. Tai jaučiu, aš tą plytą, pusplytę tokią nusiskels, kad būtų cai biškį įmūris, ten anoj pusėj iš kambario, o šitoj pusėj paliks tuščią, kad jeigu kas ateity būtų galim šitas priekinis išmušti, ar apatinę, ar šoninę, vat kaip čia, pavyzdžiui, kur ir nutrupėjais, ir kad eitų jas pakeist, kai tvarkysis, va čia tas, pavyzdžiui, akmuo, kad būtų galim sutvarkyti, kad nebūtų tokios, nuskilinėjusios, va ir čia, pavyzdžiui. Matai, čia, pavyzdžiui, tik vien plyt. Na, aišku, net baisiai atrodo šitą. Ana gal labiau pabirėjus. Ir čia irgi va akmuo toks klibantis. Bet, sakau, man tai čia pabaisiai rūšit, kad aš visai čia nepaberčiau to pamato dalim. Tai gal tik tas skyles užsitaisom, kad būtų galim tenai viduj gruntą lygintis. Tai pasitreniruosim ant tų skylių, o po to jau mūrijimo tikro nusimato šičia. Žodžiu, čia ir buvę užmūrytos durys. Iš lauko taip atrodo. Keistokai taip užmūrytos, plyta ant šoną, o iš vidaus normaliai, gulščiai. Vidaus kaip ir gražiau. Bet kas čia buvo padaryti, panašu, kad čia buvo va taip statyti kažkokį lentą ant tų akmenų ir ant tos lentos pamūryti eilę plytų. Ir čia tiesiog yra ta lenta tikriausiai supuvo. Ir tos plytos nukrito apatinė eilė. Aukščiau viskas atrodo tvirtai. Bet ten aišku, viduje nieks nėra apšiltinti, nieko ten nėra daryti. Tai čia toks, problematiški vietelė. Nežinau, kaip jie reiks išspręsti. Ar tik tai čia dabar užmūryti ir palikti ir po to žiūrėti kažką iš lauko. Kaip ir tenai norėsis tos terasos. Bet neaišku, ar čia bus durys į tą terasą, ar reiks tas langas trauksis visai į šoną su durim. Nežinom. Bet šiandien apie šitų kol kas nesuks galvos, reiks su tom skylėm užsiaiškinti. Pradžiai jau čia reikia išsirinkti kelstas plyts, atsiskels toks, tokia, kad grinai, kad lystų. Gražiai nusiskalti, tokie gal ne idealiai milimetras, kad biški eitų košės užtepti, bet kad tokie eitų normaliai kišti. Tai nežinau, ar čia iš tos krūvos biški pasirankė tokių yra pusplyčių neblogų. Ar jeigu ką, eisim į garažėlį susiieškoti. Bet žodžiu, pasiem metrą pasimatuos, kokio dydžio čia mums tas skylės ir ar visos daugmaž vienodos. Šitoj pavyzdžiui, pusė plytos netelp nei taip, nei taip. Tai reiks ir taip trumpit, ir taip. Žodžiu. Atsinešiau perforatorių mažąjį. Tai pabandys biškį gal užsižymėti ir su perforatorium gal nusidaužys gražiai kvadratiškai. Šuts gauna žodžiu, nei su maž, nei su didelį perforatorių gražiai atkirsti neina. Čia matyt prisimisliau nesąmonę, o iš tikrųjų reikia pjauteną su bulgarka ar su kuo, kad normaliai gražiai gautus, ypač kai reikia ne pusė plytos, o reikia ten centimetrą nukirsti nuo galo. Žodžiu, imamės plano B.
sugalvojau, kad tas plytas gražiai pasimūrys jos po to iš išorės, o dabar tam kart, kad būtų galim čia tvarkyti grindis, tai tiesiog išpjausi iš polistirolo tokį vat kokį reikia šmotelį, kad jisai čia gražiai įsigrūstų, gal nebaisiai giliai ten, kažkiek žodžių įsigrūs ir užbetonuoja šitą tada skylę ir viskas. Užmūri ir viso, be jokių plytų. O tada jau iš lauko tada dėsis tą plytą, kad sutvarkyti vis tiek reiks turbūt keistas ištrupėjusis, tai ir susitvarkys ir įsidės, užsitaisys gražiai. O tam kart, kad nelik dabar ieškoti bulgarkės kažkur ar kažkokio kito ten pjautuvo, tai žodžiu, išputos, užmūrysim, uždžius ir bus galim čia grindis tvarkyti. Na va, toks gavas korkis. Pažiūrime, čia eis užkišti to korkį. Čia reikia man iš priekio matuoti iš tikrą. Nu, aš pjovau iš didesnį ir pamėginsiu iš lauko pusės iškišti. Nes ten priekį siauriau ir man jeigu aš prakiš po priekį šiek tiek per giliai ir jau jisai įkrent. Nu taip maždaug. Nu iš vidaus, nu čia man atrodo sočiai 10 cm, tai košės pakrist, gal bus gerai. Nu va, visas skylis užkaišėjo, vienur giliau tas, kitur ne taip giliai. Užkišau ir tų pačių, kur čia jau buvo po to smėliu štrombuot. Dakišau ten putos, net per 3 lapus, man atrodo. Ir damūris ir čia. Čia visai negiliai užsikišė. Nu žodžiu, halturkė, bet gal suveiks. Reikia atsinešti jaučiu tik tai dulkių siurblį, išsisiurbti ten gražiai tas vietelis, kad būtų švaru gražu. Žvėris mūsų siurblys, siurb visko, čia dar iš Airijos parsivežėm. Pažiūrėk, kas čia dedas. Siurb visko ir varga nemata, nusiim va čia tas, viskas viduj švar, žodžiu, išsikratai tų maišiukų nieko nereik, šitų išsidaužai ir vėl. Ir ne šiaip, kad siurb, bet siurb blema kaip pasiutis. Tik tai sugeda blemba šitas išjungimo mygtuks. Spaudas, bet kažkaip niek nejunginėjai. Reiks išsiardyti, pasižiūrėti, kas ten ir, nes dabar, kad išjungti reikia visą laiką eiti ištraukti iš rozetės. Tai užknes. Žodžiu, nusipirkam kažkokio mūro mišinio. Gal sueis kelne, viedrą užsimaišyti ir kaip ir turėtų būti tvarkoj, gal kažkokio čia stebuklingo man nereikia tokiem darbeliam. Blemba, nežinau, ar neperskis toks. Ar gal reikia dadėti biškį to mišinio. Kažkai reikia pribubinti taip, kad stovėtų, neištekėtų. Biškį dapilsi. Gal gausis, gal laikysis. Nu, čia reikia bandyti. Vieną skylę pabandyti, jeigu ką, dasitepsim dar. Kažką jaučiu labai neprimyslis čia, drėpti ir viskas. Blemba, jaučiu kažkaip biškį norėtus tokia tirštesnė, nes čia taip viršus žliukst ir taip krent žemyn. Nežinau, ar čia biškį dar damaišyti. Ar sueis ir taip. Jaučiu, kas ir mūryje, tai žvenk čia dabar. Bet pirms kartą. Blemba, nežinau. Jaučiu, reikia dakrėst biškį. To mišinio.
Šiek tiek truputį. Jo. Kas sulauk. Na, biškai toks sausesnis gerokai, tai gal geriau bus. Nu, kaip ir geriau. Nu, ne idealiai, bet gausai. Tėvutė tai sako įmaišyt biškį kokių tų akmenukų, gal to grūšo ar ko. Reikia gal pamėginti per giliau, nes čia gan nemažai jaučiu susinaudonim tos košės. Tai užtektų. Prikroviau biškį tų tokių akmenų. Tėvutės pageidavim. Bet ir košė į pabaigą. Nereiktum čia visą maišą šitokiam keliom skilutėm. Reikia pažiūrėti, ar neišstumė iš tos putos iš kitos pusės. Na, biškai buvo pradėjęs šiandien kreipti ant šoną. Na, baigęs košė. Gerai, niekur nedings, bet dar mum 2 skylėm reikia užsimaišyti. Tai gal pusė tiek. Kiek užtaisim? 3 da tik tai. Nu tai beveik tiek pat reikia užsimaišyti, bet dabar pramaišys daugiau su akmenukais, tai žodžiu. Varom. Nu gerai, ką dar pilsim dar. Gerai, bandom. Varom. Paskutinė skyla šitam biškį daugiau košės reiks, nes giliau taput, bet daugiau košės ir turim, va kiek lyka, tai reik visur sunaudoti. Aptep gražiai kraštukus, užsandarin. Nu, košė baigės, viskas kaip ir turėtų būti tvarkoj, bet iš tikrųjų tai reiktų čia ir dar daug kur kitur apeiti, jaučiu tokių visokių, kur ir neaiškių skylių. Čia va tokių visokių, čia, nu, gal čia niekur nedings tie akmenys, bent jau tam kart. Bliamba, bet čia toks mauras, čia reikia atsikasti normaliai. Nu žodžiu, skylės užmūrytos, įdomu per kiek laiką čia užkietės anos. Ryt jau turėtų būti gerai. Tai va, tokį dienelą nelabai ilg, bet šiandienos darbų numatytų padarėm.
įdom kupelas dabar galvos, nes čia buvo jų tokie pagrindiniai tie maršrutai per tas skilis varinėti. Aišku, įlys per kitur, jeigu jom reiks įlyst arba išlyst, bet žodžiu, bus jom čia surprizų. Vieną skylę, kitą skylę, tą uždary, čia kažkokios putos biški. Žodžiu, svarbiausia, kad iki kol sustings betonas, neprasigraužtų jos per tą putą ir per tą betoną ir viskas bus gerai. Tai tiek, žodžiu, šiandien reikia montuoti video ir viskas. Ir ačiū, kad žiūrėjot tą video ir susimatysim kitoj serijoje. Čiau. Ciao.